Miegą skaityti nerekomenduojam. Kodėl? Jeigu jūs skaitote iš karto, po valgio, po sotaus valgio, aš turiu omeny, ne, po pietų, na, apie valgį čia iš vis atskira tema, atskira politika, bet kas yra maistas? Maistas tai yra ta pati energija, tik tai kietam pavidale. Yra energija, garsas, jie yra garso pavidale, ar ne, ten, virpesių oro pavidale. Yra ten energija šviesos, vaizdinė energija, šviesos energija, visai kiti dalykai, dalelės bangos. Yra materijos, va tava, maisto energija. Tai yra kieto pavidalo energija. Ir kai mes čia tai susikrauname, o jeigu dar mes, pats blogiausias dalykas yra tai ir valgyti, ir skaityti, nesvarbu knygą ar kompiuterį, kas vyksta? Čia ateina energija šviesos, čia apkrauta, akis dirba. Dar kažkur ten kažką klausom, jeigu dar ten televizorius veikia fone. Vėl energija, virpesių ateina, čia apkrauta. Dar čia krauname maisto energiją. Nu, mūsų tas biokompiuteris, na, gali kartais jau ir sulūžti netyčia nuo tokio energijos pertekliaus. Per daug.